Visi. Kaip matote, turim naują automobilį. Tai yra Renault Kangoo. Būsimasis kitų metų Triple Round dalyvis. Kaip tikriausiai irgi pastebėjot, su daug dūmų. Nupirkom su variklio defektu. Taigi, čia yra 2003 metų Renault Kangoo, kuris yra išskirtinis to, kad turi 4 varomų važiuoklę. Po komfortu slypi netgi 59 kW, 1.9 DCI, dizelinis turbininis motoriukas. Viduj yra 5 sėdynės, 2 stumdomos duris, kas visai patogu. Gale dar biškį užsilikusių detalių, variklio apsaugą, kurį reikėjo užsidėti. Kol kas tai galiu pasakyti, kad iki čia davažiavus, čia yra iš tikrųjų jos pirma kelionė, tai automobilis tikrai matosi, kad yra grinai tvarkytas tik tiek, kad jisai važiuotų, tai biškį baisi jinai man. Kol kas manau, kad tai yra pirma mašina, su kuria nenorėčiau labai toli važiuoti arba pasitikėjimo kol kas neduoda. Viską, ką čiupinėjau šitam automobilį, yra sugedę arba netinkamai veikia. Kol kas iš tikrųjų nelabai radau kažką puikiai veikiančio. Nežinau, gal veidrodėliai, nes jų dar nečiupinau. O šiaip tai galim lipti vidų pasižiūrėti. Langai veikia, tiksliau, mano pusės veikia, vairuotoją gali atsidaryti tik tai iš vairuotojo pusės tvarkytis. Trūkęs stiklas, magas irgi plius minus veikia, o galit matyti, kaip žmogus tikrai vertina šitą automobilį, netgi kodą išgraviravęs ant mago. Viskas čia yra grinai kaip darbiniai mašinytėje. Tas labiausiai iš tikrųjų nepatinka, tai vairas. Aišku, dar pasidomėsiu dėl ko, bet tokia laisva eiga. Važiuojant biškį greičiau atrodo, kad automobilis savo važiuoja iš tikrųjų. Čia imituoja, kad vairuoja štai. Arba kaip filme. Tai va. Pavarų svirtelė irgi tokia. Nežinau, aš turėjęs gal 2 Renault. Ir kol kas šitas Renault ne pats tvarkingiausias. Bet nesvarbu, net tame esmė, yra automobilis nupirktas už 550 eurų su nutrūkusiu diržu. Kol kas vyksta jo remonto procesas ir kol kas nelabai jis nori prisikelti. Dabar, kaip matote, iš tikrųjų labai daug dūmų eina iš duslintuvo. Tad neaišku kodėl. Galvoju, kad dar reikėtų jam prasidirbti, kol išstums tą visą reikalą, gal kažkas susiliko, nes išjunai neryja, šlangų nepučia, kol kas lyg ir problemų neturi. Reikės nupirkti naujas padangas, nes šitas tai visiškai plikos. Net keista iš tikrųjų, kaip jinai užvažiavo į šitą kalniuką. Ir šiaip leidžia tos padangos nuo stovėjimo. Pirštukai šala. Tai va. Atvažiavom į Drąseikių karjerą. Galvojau, kad biškį bus sniego daugiau, kad bus įdomiau, bet nelabai čia tas sniego iš tikrųjų yra. Biškį dar pasižiūrėsim, kur pasivažinėti, pasižiūrėti, kaip veikia 4x4. Tai ieškokiam kokių baisesnių keliukų.
tą baršką. Opa. Jau kapotas atidarytas, reikėjo sudaryti. Opa, opa, opa. Šitame epizode tiek, o kitame susitiksime garaže ir pasižiūrėsime, kodėl už šitą kengūriuką sumokėjome tik 550 eurų.